Audio, not necessarily video, No problem. I thought audio is okay. And nobody distracts, Yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's pray and ask the Holy Spirit. Thank you, Lord. Father, we thank you for today. Thank you, Jesus, for your grace in this place, Lord, to receive everything that you have. Priimti viską, ką tu turi mums paruošęs. Dėkoju tau viešpatie už kiekvieną atėjusį. Dėkoju tau Dieve, kad palaimini kiekvieną, išsklaidai abejonės, sugriauni netikėjimą. Ir viešpatie, kurie girdės dar šią žinią kitokiu būdu. Aš dėkoju tau viešpatie, kad sustiprini juos. Ir kad tiesa bus perteikta į dvasią. Viešpatie, prašau palaiminti šią klasę, pamoką. Ačiū tau šventoji dvasia už tavo buvimą mūsų tarpe šioje vietoje, mokink mūsų viešpatie. Ačiū tau Dieve, kad tu atneši aiškumą mums visiems Jėzaus vardu. Amen. Hallelujah. You know, one of the most important topic or the doctrines of the Bible today we're going to see is the Trinity. Pažiūrėsim šiandien turbūt į vieną svarbiausių temų, į vieną svarbiausių doktrinų iš Biblijos, iš Švento rašto, tai trejybė. You know, when there is a Christianity spreading, there is always some kind of confusion and chaos. Kai krikščionybė plinta, visuomet atsiranda kažkoks chaosas, sumaištis, kažkoks bring a confusion. Jo, ir tiesiog norima, kad tas sumaištis būtų. So today we're going to see what the Bible says about it. Pažiūrėsim, ką Biblija sako apie tai. We're going to see as many scriptures as possible. Ir pažiūrėsim į kuo daugiau švento rašto vietų. You know, Hindus believe in many gods. Hinduistai tiki daugybė dievų. Yeah, they have millions and millions of gods. Milijonai. Different forms, different shapes. Skirtingos formos. Yeah, there are many gods. Daugybė. And on the other side, Muslims have only one God. Dabar iš kitos pusės, musulmonai turi vieną dievą, vadina Allah. But you know, in Christianity it's different. Krikščionybė šiek tiek kitaip. We have Father God, Dievas Tėvas, Son God, and Holy Spirit. Ir šventoji dvasia. But they are one God. Bet jie vienas Dievas. They are not three gods. Jie nėra trys dievai. So one God. Vienas Dievas, but three personalities. Bet trys asmenybės. You know, and they work together. They are not separate. They are one God. Jie veikia iš vien. It's a unique subject, unique theme. Atskirai, tai labai unikalu ir labai unikali tema. You know what happens many times? Labai dažnai kas nutinka. We don't understand some God's principle. Mes nesuprantam Dievo kažkokio tai būdo. With our natural brains. Savo natūraliom smegenim. And then we come to oh no, it doesn't exist. Ir tada padarom išvadą, tai we completely reject it. Mes tada visiškai tai atmetam. Just because you don't understand. Vien todėl, kad nesupranti. That does not mean it's not in the Bible. Kad to nėra Biblijoje. So now today we're going to see anytime, you know, we have questions maybe at the end. You can ask questions. But I want you to get it for yourself. Bet aš noriu, kad jūs patys tai suprastumėt, paimtumėt. So if somebody confuses you, you would not fall at least. Ir jeigu kažkas jums atneš sumaištį, bet jau jūs nesuklūsit. And you can help somebody also. Ir kažkam kitam galėsit pagelbėti. Now I preached one time on Sunday. Vieną sekmanį pamokslavau. But the same thing today, we're going to go very slow. Bet šiandieną šiek tiek lėčiau. And lay down the foundation step by step. Padėsim pamatą akmenėlis po akmenėliu. You know this podium. Dabar ši sakykla. Let's say wood. Medinė. Where it come from? Iš kur jinai? Ar tas medis iš kur? This tree. Šis medis. This wood. Ši mediena. Where it comes from? Iš kur ji atsirado ar kilo. Especially this podium. Ir būtent ši sakykla. Is made out of osies. Jo, pagaminta iš uosio. But you see, I did not see it. Na, aš nemačiau. I did not see the person cut the osies tree. Nemačiau, kaip žmogus nukirto uosį. And made it in front of me. Ir ne mano akyse buvo ši sakykla padaryta. But without seeing. Bet nematęs to, I can say, guarantee. Aš galiu užgarantuoti. This is from tree. Kad iš medžio padaryta šita sakykla. How can we say that?
Kaip mes galim taip teikti? Because the same characteristics this has, Nes tas pačias savybės, kurias turi šis a dalykas, tree has. medis taip pat turi. I cannot say this is made out of plastic Aš negaliu teikti, kad sakykla pagaminta iš plastiko, because this has no characteristics of a plastic. nes tų savybių, kur plastikas turi, nėra šiame Or dalyke. I cannot say this is from stainless steel. Arba aš negaliu pasakyti, kad It's šita a difference. sakykla iš nerūdinčio plieno. Ne. What is the Visai nature? kitas The tree dalykas. has it. Reiškia, mediena, pats medis, kokią turi prigimtį savyje, Same. lygiai tas pats. The podium has it. Sakykla turi tai. So we can say guarantee Taigi mes su garantija galim teikti, it came from tree. kad iš medžio šitą And sakykla. especially you can say what kind of tree. Ir net galim įvardinti, iš kokio medžio The design, pagaminta. the stripes, the structure, Pagal you can say struktūrą, immediately. pagal medienos struktūrą, kas supranta iš karto gali pasakyti iš konkrečiai kokio medžio pagaminta. Among all the creation, Iš visos kūrinijos only human beings tik žmogiškos būtybės are able to talk. gali kalbėti. No other creatures can talk. Kiti kūriniai kalbėti kaip mes negalime. I mean, they have their own language, Jie turi kažkokią savo but I'm bendravimo prie tą talking about the kalbą. words. Bet dabar aš kalbu apie ištariamus žodžius. We can express very freely. Mes laisvai galime išreikšti So now, žodžiais. where it this speaking came from? Iš kur ši kalba mumise, gebėjimas kalbėti? We are made by God. Mes Dievo sukurti, So, taigi God's character, Dievo charakteris, God's nature jo savybės, jo came prigimtis, to us. ji atėjo į mus. So, God speaks or God talks, Dievas kalba, and the same thing we do. mes darom tą patį. You know the talking doll? Kalbančios lėlės. If the master doesn't speak, talking doll doesn't speak. Reiškia, kaip būna teatras, ar ne, ir tos lėliukės, žodžiu. Tai yra žmogus, kuris valdo, ir jeigu jisai nekalbės, tai ir ta lėliukė nekalba. How the doll is gonna talk Kaip lėlė prakalbės? if the master or the boss is a deaf guy or mute guy? Kaip lėlė gali prakalbėti, jeigu valdantis žmogus, pavyzdžiui, yra nebylys, jis ta lėlė nekalbės. So we are talking means Mes kalbame, reiškia, this character ši savybė came from God. Ši savybė atėjusi, reiškia šitą charakteristiką atėjusi iš Dievo. So now, Taigi dabar, if God speaks or God is a talking God, taigi, jeigu Dievas yra kalbantis Dievas, so for talking you need two people tam, kad or more. kalbėtis reikia dviejų asmenų arba daugiau. Is God alone talking to himself? Ar Dievas kalbasi vienas You know, if you talk to su yourself, savim? Dabar jeigu tu kalbėsi su what do savim, they say? Crazy guy. žmonės sako, kad truputėlį jau žmogui. Nobody talk. I mean, we talk sometimes, you know. Aišku, mes kartais pasikalbam su Yeah, savim. Taip, mes but pasikalbam. usually- Bet šiaip, When you talk, kai kalbi, you need somebody to express. reikia dar kitos mens. Tu kalba tai yra So išraiška. if we say God is speaking God, Jei mes teigiam, kad Dievas yra kalbantis this Dievas talking nature came from God, ir kalbėjimo šita savybė atėjusi mumise iš Dievo, God is talking to somebody. Dievas kalba su kažkuo. So Ar at least kažkam. one more person Taigi, mažiausiai dar vieną or two asmenį, more people there. ar daugiau asmenų ten. Just like God. Ir lygiai taip pat kaip Dievas, You know, if, let's say for example, your husband come from work, grįžta vyras iš darbo, you know, he just goes inside the room and, no talking to nobody. su niekuo nesikalbantis asmuo. What do you think? Ką galvoji? I mean, there is something wrong with him. Kažkas negerai. Yeah. If somebody is not talking, Jei žmogus nekalba, we immediately think, oh, there is something. He's upset, he's angry. ar supyko, Yeah. ar kažkas tai skaudintas, kažkas. So to have a communication, we talk to people. Tam, kad We express mes ourselves. išreiškiam save bendraudami, tad turėti tą komunikaciją. And the second thing, Antras dalykas, only human beings have it, tik žmonės turi tokį dalyką. is the capacity to love. Reiškia galimybė, ne tai kad galimybė, gebėjimas mylėti. We are the only ones
Mes vieninteliai. Of course, animals love. Taip, ir gyvūnai turi kažkokią tai tą meilę. God created them Ar also. tai prieraišumą kažkokį Dievas sukūrė, jie Dievo But we kūriniai. have one step higher. Bet mes visų žingsnių aukščiau jau. We all have the nature of God's love. Mes turime prigimtį ir turime tą gebėjimą mylėti kaip And Dievas. 1 John, I think it says, God is love. Ir 1 Jono pasakyta, Dievas yra meilė. So the nature of loving Taigi ta prigimtis from mylėti God yra iš Dievo came to us. ir jie atėjusi pas mus iš Dievo. Okay? To love somebody, you need three things. Tam, kad kažką mylėti, reikia 3 dalykų. Otherwise, it will not become a love. Kitu atveju nebus meilė. You need three things. Reikia 3 dalykų. One is the person who loves, Reiškia, reikalingas asmuo, kuris mylėtų, and the person who receives the love, reikalingas asmuo, kuris priimtų meilę. and then there is a mode of that love to show. Ir paskui yra, reiškia, tos meilės būdas, kaip išreikšti tai. Either in words Ar tai žodžiais, or in action. ar veiksme. Let's say, for example, I love Inga, sister Inga, so nice. Tarkim, sesė Inga myliu, puiku. So how do I express my love? Kaip parodau, išreiškiu meilę. Two things. 2. I am the person who loves, Reiškia, čia dabar 2 and the person who įtraukti. receives the love. Aš esu asmuo, kuris myliu, yra But asmuo, kuris There is priima. that tai. mode, the way I express. Bet yra būdas, kuriuo aš tai išreiškiu. Either I say with my words, Ar tai žodžiais, I love you, sister Inga. myliu tave Inga, sesė Inga. I say in words. Aš galiu, Or aš pasakau I žodžiais. say in action. Arba I buy a nice book, veiksme wrap it nicely, nuperku gražią knygą and I love you, and I give this one. ir supakuoju gražiai ir padovanoju ją. Otherwise, Kitu atveju, I cannot love myself. reiškia, I cannot I love. cannot love myself, like it would be selfishness. Dabar kitu atveju tai bus savanaudiškumas. Nu, jeigu aš tik vienas čia su meilė And the mylinti same save. character, Tas pats God ta pati is charakterio love. savybė. Dievas yra meilė. So there is somebody else he needs to love. Jam reikia kažko, ką jis mylėtų. So that's the Father, Son, Holy Spirit. Taigi tėvas, sūnus ir We're gonna see the šventas scriptures. dvasia. Mes pažiūrėsim švento rašto vietas. They love each other. Jie myli vienas kitą. They respect each other. Jie gerbė vienas They kitą. honor each other. Jie turi tą tokią tarpusavio pagarbą Between išlaikyti. them, Tarp jų perfect love. tobulą meilę. Not even 1 millimeter hatred. Jie neturi nei milimetro neapykantos. And the third one, Trečia, we talk, the first one, mes kalbamės, and mes that came kalbam. from God. Ir šis savybė gebėjimas yra iš Dievo. We love, Mes mylime, and the loving nature came from God. mylėti prigimtis iš Dievo And the mumis. third one, Ir trečia, and we have a unity. mes turime vienybę. That God expects us the perfect unity between the people. Ir Dievas tikisi tobulos vienybės tarp žmonių. So unity means Vienybė reiškia, we have a different picture. mes turime skirtingą paveikslą. Well, I say like this. Aš, Unity means aš everybody must be like me. That's the unity. tarkim, jeigu aš pasakau, visi turi būti tokie kaip aš, tai bus vienybė. Is that unity? Ar tai yra vienybė? You know, you all agree maybe, Gal jūs ir pritarsite, but that's not bet tai unity. nėra vienybė. Unity is Vienybė yra, how Father, Son, Holy Spirit behave each other. kaip tėvas, sūnus ir šventoji dvasia That's elgiasi the tarpusavyje. perfect unity. Tai yra tobula vienybė. They never Jie niekados hate each other, neturi not even thoughts. neapykantos, neminčių tarpusavyje. And that's the one God wants us between us. Dievas nori, kad mes tai turėtumėme tarpusavyje. So, and then Ir tada there is a one speciality about the human beings. yra vienas ypatingas dalykas, kalbant apie žmonės. When it gets dark, Tai sutems, kai pasidaro tamsu, we go into the room įeinam į tamsų kambarį, and we put the switch on. įjungiam šviesos jungiklį. That's called, Tai vadinasi, we created, it's a creativity.
Tai vadinasi kūrybingumas. Yeah. If there is a darkness, Jeigu yra tamsa, how to overcome the darkness? kaip tą tamsą įveikti? We make the candles. Žvakės sugalvojamos, We make all išliejamos. kinds of things that remove the darkness. Mes visokių dalykų sugalvojam, kaip tą tamsą išsklaidyti. Have you seen a lions when it gets dark, they put the light on? Ar matėte liūtus įsijungia šviesą, kai sutemsta? They don't have it. Jie to neturi. We have the creativity. Mes žmonės turime kūrybingumą. Only human Kūrybą. beings. Tik žmonės tai Where turi. it came from? Iš kur tai kilę? From God. Iš Dievo. Creativity. Kūrybingumas. If there is a problem, Jei yra problema, we solve. mes ją sprendžiam. We think. Galvojam, We mąstom. like to get the solution for the problem. Mums patinka gauti sprendimą. When you problemai. walk on the hot summer day in India, Indijoje karštą dieną eini gatve, your feet is going to burn. pėdos dega. 52 degrees plus. Plius 52 laipsniai temperatūra nesaulėje. Immediately, Iš karto. people come up with the idea. Žmonėms idėjos. How to walk without burning my feet. Kaip vaikščioti nenusideginant pėdų. No other creatures in the world, they have this kind of creativity. Jokie kiti kūriniai šitam pasaulyje neturi tokio kūrybingumo. No other human beings, no other creation has it. Only human beings. Jokie kiti Dievo kūriniai to neturi. Creativity. Kūrybingumas. And then we are the only ones. Mes vieninteliai We ask questions. užduodame klausimus. Have you seen a monkey asking a question? Ar bežionė uždavinėja klausimus? No. Matei? What is that? Kas tai yra? It's called Tai vadinasi the desire, hunger for wisdom, to know more, troškimas, to alkis, know more. išminties, pažinti daugiau. We ask the question, Mes užduodam why klausimus. these lights are blinking? Kodėl šviesos ten mirksi? This is the desire built in. Tai troškimas viduje, We kuris want to mumyse know. yra. Mes norim sužinoti. The hunger Alkis, for to know more. sužinoti daugiau. Other animals don't have it. Kiti kūriniai to neturi. They have a curiosity, Jie turi smalsumą, but they cannot go beyond the curiosity. bet jie toliau to smalsumo nenukeliauja. We want to find out. Mes norim sužinoti, išsiaiškinti. And everybody, has that capacity. Ir kiekvienas žmogus turi tokį potencialą. So second, one is the creativity, Taigi, kūrybingumas, hunger to know more. noras, troškimas pažinti daugiau. And the third one, Trečia, if somebody makes a mistake jei kažkas padaro klaidą and you rebuke him, ir tu pabari, immediately iš karto they put the head down. galvą nuleidžia. Why? Kodėl? It's called shame. Tai vadinasi gėda. Shame came from where? Iš kur ta gėda kilusi? We have a morals. Turime moralę. Morals. Moralę. No animals have a morals. Gyvūnai to neturi. We have only human beings. Tik žmonės tai turi. Has no right and wrong. Ir Right and wrong. atskirti teisingą nuo neteisingo. Not only that, Ne vien tai. we know certain things we cannot do it. Tam tikrų dalykų mes negalim daryti. Morality. Moralė. Any country you go, Bet kokioj tautoj there are standards, yra standartai, morals, yra moralė. but the animals don't have it. Gyvūnai to neturi. You see, we have a creativity, Mes turime kūrybingumą. we have a hunger to know more, Mes turime troškulį, alkį, morality, pažinti daugiau. and the Turime fourth one, moralę ir ketvirtą. we have freedom. Mes turime laisvę. When I say freedom, Kai sakau please laisvę, listen. prašau We paklausyti. have a misunderstanding. Tokį neteisingą supratimą mes Freedom turime. means Laisvė reiškia, I can do anything I want to do. galiu daryti, ką noriu. No. Ne, tai nėra. That's not a Tai freedom. nėra Please laisvė. listen. Prašau That's a paklausyti. misunderstanding. Tai yra neteisingas Animals do that. supratimas. Gyvūnai taip elgesi, They want to destroy the fence nori tvorą nuversti and they get on with that with the teeth, ir dantis destroy. ir visom pajėgom. That's not freedom. Tai nėra laisvė. Freedom is Laisvė yra doing whatever you want to do. No, not that one. daryti, ką nori. Freedom Ne. is Laisvė yra things you don't want to do it, you restrain yourself. That's the freedom. kad tu gali suvaržyti save nuo to, ko tau, what you don't You want to do. control Tu yourself. gali sukontroliuoti save nuo kažkokių tai veiksmų.
For example, Pavyzdžiui, you decide of fasting apsisprendė pasninkauti. and you're so hungry, Toks alkanas. but Bet you decide not to eat. nusprendė nevalgyti. That's the freedom. Tai yra laisvė. You want to do something, but you make yourself, control yourself. Kažką nori daryti, bet, žodžiu, save kontroliuoji. Tai yra laisvė. Gyvūnai to nedaro. Somehow we twisted it. O mes tai kažkaip iškreipiam. We twisted. You decided to fasting, Nusprendė pasninkauti. and then you go to somebody's house. Nuvykai kažkieno namus. Nice smell is coming. Koks kvapas. Yeah. And they say, would you like to eat lunch? Norėtum papietauti kartu? No. Ne. I'm fasting. Pasninkauju. You controlling yourself. Tu kontroliuoji save. That's the freedom. Tai yra laisvė. These 4 things Šie 4 dalykai came from God. atėjo iš Dievo. Only Tik tai human beings have it. žmonės tai turi. Only human beings. Tik žmonės tai turi. Nobody in the creation. Niekas šioje kūrinyje. Doesn't matter how close they look like a human being. Nesvarbu, kaip jie atrodytų panašus į žmonės, jie to neturi. Now look at Genesis Dabar į pradžios 1:26. Pradžios 1:26. Genesis 1:26. Should I read? Let's open everybody. Pradžios 1 skyrius 26 eilutė. Skaityti? Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie tevaldo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Now, just a little bit context before this verse we read it. Dabar šiek tiek iš kokio konteksto šitą rašto vietą. Up until this moment, God created everything. Iki šios akimirkos Dievas viską sukūrė. Pačius gyvūnus, all the birds, fish, paukščius, žuvis. Everything. Viskas buvo sukurta. And now, dabar there is a committee meeting is happening in heaven. Danguje vyksta tarybos posėdis. Committee meeting means Posėdis reiškia, you need to have at least 2 people. reikia 2 asmenų bent. If it is only 1 person, Jei tik vienas asmuo, it's not a committee meeting. tai joks ne tarybos You need to posėdis. have 2 or more. Turi būti 2 asmenys arba daugiau. Because we see plural here. Nes čia daugiskaitoje pasakyta. God said Dievas pasakė and gives his dialogue. What God said. ir ką Dievas pasakė, čia tas užrašytas dialogas. Let us make a man. Sukurkime žmogų. Us. Mes sukurkime. So Padarykime. God is talking to somebody Taigi Dievas kalbasi su kažkuo, who is just like him. su kažkuo, kas yra toks kaip jis. Because he's saying us. Nes sako, pagal mūsų atvaizdą. And it must be just like God. Same character, same nature. Turi būti, God has it, other person also has tas it. asmuo turi būti toks kaip Dievas, su tom pačiom charakterio savybėm. There are some denominations, Yra denominacijų, they don't agree Trinity. jie nepritarė trejybės They're egzistavimui. completely against it. Jie nusistatė priešiškai. Jehovah's Witness. Jehovos liudytojai. They say only Jehovah is God. Jie sako, jau tik Jehova yra Dievas And they say Jesus is not even God. ir jie skelbia, kad Jėzus netgi nėra Dievas. And they say Holy Spirit doesn't exist. Ir sako, kad šventoji dvasia neegzistuoja. And completely, opposite to the Bible. Ir tai visiškai prieštaroja Biblijai. Mormons don't believe. Mormonai taip pat netiki. Only Jehovah God. Tik Jehova Dievas. And Jesus was a created being. Jėzus buvo kūrinys. He is your big brother, I am younger brother. That's what they say. Jo He's reiškia, equal. Jėzus tavo vyresnysis brolis, aš tavo jaunesnysis. And Branham group also don't believe in Trinity. Ir paskui dar viena grupė vadinasi, bet tai Branham. They have a different view. Jie turi kitokį požiūrį. They say like this. Jie sako štai taip. There is a God, Yra Dievas, Jehovah. Jehova. He became a son. Jis patapo tėvu. And then Sūnumi, son become a Holy atsiprašau. Spirit. Jis patapo sūnumi, o sūnus patapo šventąja Same dvasia. person, different beings. Bet tas pats asmuo, bet trijose būtybėse. That's also not biblical. Bet tai ne pagal šventą We're gonna see. I'm gonna raštą. give you all the Mes scriptures. pažiūrėsime, aš jums parodysiu visas rašto vietas. So now when there is a committee meeting happening in heaven, Taigi, kai danguje vyko tarybos posėdis, there are more people talking.
Daugiau asmenų kalbėjo. Na, You people. know, Jehovah's Witness say, oh, God is talking to angels. You said people talking, persons talking. Yeah, Yeah. persons, yeah. Yeah. Mhm. Jehovah's Witness say, well, God is talking to angels. Jehovos liudytojai sako, kad čia Dievas kalbėjosi su angelais. God would never say, to angels, my son, sit down on my right hand side. Dievas nepasakytų angelui, sūnaus sėskis mano dešinėje. And moreover, angels are not in a God's form. Dar They are labiau, not like God. angelai nėra Dievo formos ar pavydalo. So this dialogue, Šis dialogas, he is not talking to angels. jis nesikalba su angelais. There is a Father, Son, Holy Spirit. Tėvas, sūnus ir šventoji They're dvasia. talking. Jie kalbasi. Okay, we created everything. Mes viską sukūrėm. What are we going to do now? Ką darysim dabar? So, somebody gave idea. Ir kažkas pasakė, kažkas Let's make a pasakė. man Sukurkime žmogų in our image, pagal mūsų atvaizdą. in our form, in our Pagal likeness. mūsų pavydalą, kuris atrodytų kaip Our. mes. Mūsų. Plural. Daugiskaitoje. So, what is the likeliness or Kas form? tas atvaizdas ar panašumas ar Form they pavidalas? used. Ne. In our shape? Likeness, Yeah. In our likeness. panašumas. So now, what is that word likeness means? Ką reiškia panašumas žodis? It's not a physical likeness. Ne fizinis panašumas. It's the character. Tai savybės. When I Charakterio say, savybės, kaip aš sakau, for example, Supriya just like me. Supriya tokia kaip aš. Is she naturally like me? Ar natūraliai ji tokia kaip aš? No. Ne. But Bet the way she behaves, kaip ji elgesi, the way she talks, kaip ji kalba, the character, charakterio the savybės, nature, prigimtis, just like me. kaip man. And say that's the likeness. Tai yra panašumas. It's not the outside likeness. Ne išorinis panašumas. Could be also comes. Na, gal jis ir gali. Jis gali būti. But Bet here, čia he's talking about jis kalba God's nature, apie Dievo prigimtį. God's character. Dievo charakterio savybės. In our image, we're gonna make a man. Padarysime žmogų pagal mūsų atvaizdą. And then 27, 27 eilutė. and the decision came into action. Sprendimas buvo patalpintas veiksme. They made a decision, Jie priėmė sprendimą and now here comes the action. ir po to buvo veiksmas. Everything that has been created Viskas, kas buvo sukurta, in the New Testament is through Him. Naujame testamente pasakyta, viskas buvo sukurta per jį. Nothing created without Him. Nebuvo nieko sukurta be jo. Who was that? Ir kas jis? That's Jesus. Tai Jėzus. 3 made the decision. 3 priėmė sprendimą. 1 wants to do it. Vienas norėjo tai I think in atlikti. John's Gospel it says, Jono Evangelijoje pasakyta. everything that has been created Viskas, kas buvo sukurta, is through Him. per jį. Now the formness, everything came, Dabar atėjo panašumas. and the man became a living creature. Žmogus patapo gyva būtybė. Just like a God's character, God's nature. Su Dievo prigimtim, su Dievo charakterio savybėm. And all the things, even the man has that spirit, soul and body. Netgi žmogus turi dvasią, sielą ir kūną. Just like God. Kaip Dievas. Okay, now look at the 11th chapter, Genesis. Pradžios 11 skyriui. 11th chapter. In this Tower of Babel, Babelės bokšto statyba. and we know what happened. Mes žinome, kas įvyko. The background to this, Šiek tiek prieš istorijos tam įvykiui. the human beings were corrupted on the earth. Žmonės patapo korumpuoti. They were, completely moved out of God's path. Pasitraukė nuo Dievo kelių. And the Visiškai. flood came. Tvanas atėjo. Everybody died. Visi žuvo. And now, through Noah and his family, Iš Nojaus šeimos human beings multiplied. žmonės vėl gimė ir dauginosi. And they said, hey, Ir tada jie if the pasakė, flood comes again, jeigu vėl užeis tvanas, we're not going to die, so let's build a tower.
Kad nemirtumėm ir We're going to nežūtumėm, go as high as possible. pastatykime labai aukštą bokštą, kokį tai galim pastatyti. And again, Ir vėl. here it says, God said, read that one up in up to 10th verse, but in the middle it says. Viešpats, gal penktoj lūtėj, Mm. viešpats nužengė pasižiūrėti Yeah. miesto ir bokšto, Mm-hmm. kurį žmonės statė. Yeah. Vis toliau skaityti man. Yeah, let's read it. What he Ir said. tarė, Mm. jie yra viena tauta ir visi kalba viena kalba. Jie pradėjo tai daryti ir nėra nieko, ko jie negalėtų pasiekti, jeigu nusprendžia. Mm-hmm. Nusileiskime ir sumaišykime jų Again, kalbą. plural. Daugiskaitoje pasakyta nusileiskime. Not, it says, let us go down. Nusileiskim, Now again, come to meeting vėl tarybos posėdis. between Father, Son, and Holy Spirit. Tarp Tėvo Sūnaus ir Šventosios Dvasios. What we gonna do? Ką darysime? Let's make the languages confused. Create many languages. Sukursim daugybę kalbų, atnešim sumaištį. They won't Į understand vieną each other. kalbą, kad jie tarpusavį vienas kito nesuprastų. Now, there is one sentence that is used. The people are one. Pasakyta viena tauta. Now, explain that to me. Paaiškinkit man, prašau. How is the one? Viena. Is it one person? Viena tauta. Vienas žmogus. It says people are one. Nu, pas mus žodis tauta. Tai jau Nation. mums aišku, kad daug žmonių. Yes, yeah. In English also, yeah, nation. There are people. Yeah. But look at how they use it. People are one. Tauta viena. One nation. Viena tauta. Is it that word they used it for this one? Ir panaudota kaip, reiškia, tų daug žmonių, bet jie viena tauta. Same way. Lygiai taip pat. Father, Son, Holy Spirit, Tėvas, Sūnus ir Šventoji but Dvasia. one God. Bet vienas It's Dievas, not three gods. ne trys dievai. And the same word one is here. Tas pats žodis vienas ir čia naudojamas. And they're discussing each other. Jie Let us diskutuoja tarpusavį, kad go down nusileiskime mes and make the confusion of the ir languages. sumaišykime jų kalbą. They will be scattered. Ir tada jie bus išsklaidyti, So, išsisklaidys. who are those plural people? Plural personalities. Kas tie asmenys daugiskaitoje nusileiskime ir Father, sumaišykime. Son, Tėvas, Holy Spirit. Sūnus ir Šventoji Dvasia. Many verses Daug rašto vietų, we can see like this. tokių galim In the pamatyti Old Testament, Senajame testamente, in the New Testament also. Naujajame testamente taip pat. Now look at this Isaiah 61. Izajų 61. Isaiah 61, 1. Pirma eilutė. Should I read? Verse 61:1. 61:1. Also the same one in Luke also we read. Luko Evangelijoje ta pati vieta. Viešpaties Dievo dvasia ant manęs, nes viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, jis siuntė mane gydyti tų. Okay, that first sentence, Pirmasis sakinys. in that first line, Pirmoji eilutė. we see all three persons. Trys asmenys. We see the Spirit of the Lord is upon me. Viešpaties dvasia ant manęs. Actually in Hebrew it's Jehovah. E, Lord is Jehovah. Nu tai viešpats, Yeah, okay. Jehova. Arba That's būtų what galima it is. sakyti Jehovos Dievo Yeah. dvasia ant manęs. In original language, Hebrajų kalboje Jehova, lietuviškai viešpats. yeah, in Viešpats, that's a wrong word. It's a Jehovah. Turėtų būti ir žodis čia Jehova. Every time you see Viešpats, Visur, kur viešpats, that's a Jehovah. tai žodis Jehova. In my Bible it's called Jehovah. Jo, šitoj Biblijoje Jehova išversta. Somehow in English Bet anglų kalboje they use the Lord. jie panaudojo viešpats But žodį all vertėjai. letters, capital letters. Bet visos raidės tame žodėje And- iš didžiosios raidės. And this Absoliučiai translated visos from raidės. English. Ir lietuviška Biblija, kadangi versta iš anglų, tai bet So now look at this. The Spirit, dvasia, and that's the Holy Spirit, tai šventoji dvasia, came from Jehovah atėjusi iš Jehovos on me. ant manęs. Who is me? Kas aš, manęs? That's a Jesus. Tai Jėzus. Now look at three persons in one line. Vienoje eilutėje trys asmenys. Jehovah Jehova sent the Holy Spirit pasiuntė šventąją dvasią, to be on Jesus. kad šventoji dvasia būtų ant Jėzaus. And Jesus is saying, Ir Jėzus sako, Spirit of the Lord is upon me.
Viešpaties dvasia ant manęs. to preach the gospel. Pamokslauti Evangeliją. It's a triune work of God. It's all Trinity working together. Visa trejybė dirba veikia išvien. In every aspect of our Christian life Kiekvienam mūsų krikščioniško gyvenimo aspekte is the Trinity in action. yra trejybė. All three of them. Visi trys. All three of them. Visi trys. Now you see, very clearly, Labai aiškiai. three people, three personalities, Trys asmenys, yet one time, all three of them. visi trys vienu metu. Jehovah, Jehova, Spirit of God, Holy Spirit, Dievo dvasia, tai yra Upon šventoji Jesus. dvasia ant Jėzaus. and then He gives, we all working together, three of us, Ir jis pateikė, mes visi trys veikiam kartu. and it gives a mission of Jesus, the purpose of Ir Jesus. čia Jėzaus tikslas, Jėzaus misija aprašyta. Now look at this. Pažiūrėkim štai ką. God Dievas loves us. mus myli. He sent His Son. Atsiuntė savo sūnų. Jesus Jėzus loves us. myli mus. He sacrificed His life. Jis paukojo savo gyvybę. Holy Spirit loves us. Šventoji dvasia myli mus. He applied their salvation to us. Ta išgelbėjimą atnešė mums, pritaikė. All three of them working together. Visi trys veikia iš vieno. Everything Viskas. in our Christian walk with God, Mūsų krikščioniškam gyvenime su Dievu. everything Viskas done by three. atlikta trijų. They do exactly what they're supposed to do. Ir jie atlieka tai, ką privalo atlikti, ką turi atlikti. In our salvation, Mūsų išgelbėjime look at that. Father, tėvas, John 3:16. Jono 3:16. God so loved the world, me, that's you and me. Dievas taip pamilo pasaulį, He sent pasaulį his son. tave ir mane. Atsiuntė savo sūnų. And Jesus, Jėzus willingly, su noru He loved us so much. pamilo mus, He went through that horrible death. jis praėjo tą siaubingą mirtį. And the Holy Spirit Ir šventoji dvasia convicts us mus įtikina, apkaltina. to receive that Ne salvation. tai, kad apkaltina, bet tiesiog parodo And mums. all three work together. Mums reikalingas išgelbėjimas ir mes tai priimam The išgelbėjimą. process Visi of trys salvation veikia kartu ir tai yra išgelbėjimo procesas. complete. Ir tada jis yra užbaigtas. Let's say, for example, Tarkim, pavyzdžiui, you take a father out. tėvą patraukė šalia. Who is going to send Jesus? Kas atsiųs Jėzų? You take Jesus out. Dabar išimk Jėzų iš to Who paveikslo. is going to die for you? Kas už tave numirs? You take the Kas Holy už tave Spirit out. patrauk šventąją dvasią? Who is going to convict you? Kas atneš tau tą parodymą, kad tau reikalingas That you need a išgelbėjimas? salvation. Kad tau reikia You išgelbėjimo. need a Kas savior. paliudys tau? Kas tau paliudys, kad tau reikia All three gelbėjimo? of them Visi trys asmenys working together. veikia kartu. And there are some of the scriptures in Isaiah 48, I think. Man Izaja 48 dar yra, atrodo, 16 maybe, I think. 48, This is, 16, 48 or 49, this one. 48, I think. 48, 16. Yeah. 48, 16. Now look at this. Skaityti. Priartėkite prie manęs ir išgirskite. Nuo pat pradžios aš nekalbėjau slaptai, aš buvau anksčiau, negu tai įvyko. Dabar Viešpats Dievas ir jo dvasia siuntė mane. Look at that. Viešpats, there again the word, that's means Jehovah. Jehova, Viešpats, reiškia Jehova. That's the Father. Tai tėvas Again the Dvasya ir dvasia. is the Holy Spirit. Šventoji And then dvasia. it says, on Manas, on me. Ant man tai Again, siuntė mane. Jesus. Tai Jėzus. Like these verses, Tokių vietų raštų vietų. plenty in the Old Testament. Sename testamente apsčiai. Plenty. Apsčiai. That means, Tai reiškia, God is saying Dievas the sako, theme, ta tema, the principle or the law or arba the tas būdas, Bible įstatymas, pillar arba stulpas, is from Genesis to Revelation. Biblijos stulpas, nuo pradžios iki apreiškimo. We saw Genesis first chapter already, Jau 126. pradžios 1:26 eilutė mes pamatėm. From first chapter, Nuo pirmos skyriaus jau it goes veikia. on all the way. Šis dalykas matosi nuo pirmos skyriaus ir keliauja per visą Now Bibliją. Psalm 110:1. 110 psalmė, Even if you don't look at it, write it down so it will be useful for later on for your study. pasižymėkit jums pravers vėliau. Psalm 110:1. 110
Psalmė pirma eilutė. Viešpats tarė mano viešpačiui. Oh, what's that? O čia kas dabar? Two viešpats? Du viešpačiai? I mean, it doesn't make sense. Čia jau nelogiška. Like this one, Ir tokių there are many. yra daug It's vietų. this is showing Tai rodo, perfect respect between the Father, Son, Holy Spirit. kad tarp jų visų trijų yra Honor. tobula pagarba. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios They are Dvasios. co-equal. Jie lygiaverčiai. Nobody created Son. Niekas nesukūrė He's Sūnaus. God. Jis yra Dievas. Nobody created Holy Spirit. Niekas nesukūrė Šventosios Dvasios. Nobody created God. Niekas Dievo nesukūrė. They are all co-equal. Jie lygiaverčiai. And between them, Tarp jų, they call very highly respected viešpats. My Lord said to my Lord. tarp jų labai didelė pagarba tarpusavy ir sako viešpats pasakė Perfect mano unity. viešpačiui. Tobula vienybė. They are showing how the unity is supposed to be. Jie parodo, kokia turėtų būti vienybė. And when there is taken a decision, Ir kai priimamas sprendimas, it's 100% decision. 100% 100% respect. vienybė ir 100% honor. tas sprendimas priimamas. So now let's go to the New Testament. Eikim prie Naujojo testamento. Luke's Gospel, Luko Evangelijai, first chapter, I believe. gal pirmam skyriui. Where the Holy Spirit talking to Mary. Kur šventoji dvasia prakalbo Marijai. Okay. Maybe I can find where you did not write It's it. the first chapter. Gerai, mes greitai surasim. Jo, čia labai jau paprasta surasti. Taip. Yeah. Angel is saying to Mary. Angelas sako Marijai. Mary has a doubt. Marijai iškilo abejonė. How Kaip this is going to be possible. kaip čia taps įmanoma. How God is going to come through me. Kaip čia Dievas per mane Never done žemę. before. Čia tokio niekada įvykio nebuvo. It's a prieš tai. mind-boggling. Čia protų With the mind, nesuvokiama. with the brains, could not understand. Ir su smegenų, žmogiškų smegenų pagalba suprasti įmanoma. Look at the angel's answer. Koks angelo atsakas jai? Okay, what is it? Šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Again, okay, underline. That's the one person. Tai vienas asmo, šventoji Holy dvasia. Spirit will come upon you. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs. And the second person. Antras asmo ir aukščiausiojo jėga apgaubs tave. Almighty God's power. Visagalio Dievo jėga. Holy Spirit, Šventoji dvasia, Father, tėvas. and then Ir todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. child will be born. Gims kūdikis, sūnus. 3 persons 3 asmenys. in one verse. Vienoje eilutėje. Holy Spirit, Šventoji dvasia, Father, Jehovah's Spirit, like a power, tėvas arba aukščiausiojo jėga and the Son. ir sūnus. And here is the confusion most of the time. King. Dabar dažniausiai, kaip čia tas sumaištis iškyla? Let's say, for example, Tarkim, there is a king, yra karalius. and the king's son Karalius sūnus is called what? vadinasi Prince. princas. Yeah? Prince. Princess. It's called son of the king. Taip, karalius sūnus. Yeah, prince. Princas. But let's say, for example, Bet tarkim, pavyzdžiui, there is some homeless guy. yra benamis žmogus, He has a son. turi sūnų. And his son he named him Jis pavadina savo sūnų Prince. princu. Duoda vardą princas. He's not real prince. Na, jis nėra princas. It's just a name. Bet toks jo vardas. Here is the most people misunderstood here. Bet štai kaip čia neteisingai žmonės supranta. He shall be called Jis bus vadinamas Son of God. Dievo sūnumi. And then we have our human mind thinking, O mūsų protai žmogiški. this is God's son. Jis Dievo sūnus. And it comes like a second class. Ir maždaug antra klasė. No. Ne. His title, Jo pavadinimas. his name, Jo vardas. he's God. Jis yra Dievas. Before he was born in Mary's womb, Dar prieš tai, kai jis atsirado Marijos he was iščiose, already there jis jau ten buvo Dievas. with God.
Jis buvo No Dievas, beginning, no end. be pradžios ir be pabaigos. Nobody created him. Jo niekas nesukūrė, But his title, bet jo he will pavadinimas, be called titulas, jis bus vadinamas Son of God. Dievo sūnumi. You know, Mormons even go one step very Mormonai, evil way. mormonai tokį piktą žingsnį nužengė net. And they go, completely natural way and say, Mary, with the Father and Jesus was born. I Ir mean, reiškia, it's crazy. kad Marija su Dievu tėvu susilaukė Jėzus. No, he is the Son of God, he's a title, called. Dievo sūnus, tai yra jo titulas, pavadinimas, jis vadinsis, jis bus vadinamas Dievo sūnumi. He's not, like in a son, God's son. Nėra taip, Not that kad one. iš tos, kad Dievas pagimdė sūnų, bet sūnus, ne taip. If you don't understand here, Jeigu šitoje vietoje nesupranti, it's very hard. tada labai sunku. Yeah. He is not like a son like in our view. Jis nėra toks sūnus, kaip mes žmogiškų požiūrių No. matom sūnų. That's his title. Tai jo titulas, pavadinimas. Only he shall be called. Jis bus People call vadinamas. him. Žmonės vadins jį. He's God himself. Bet jis pats yra You Dievas. see, in one verse, Vienoje eilutėje Father, Tėvas, Holy Spirit, Šventoji and Dvasia Son. ir Sūnus. All three of them. Visi trys. Now, look at when the baptism taken place. Matthew, I believe. Matthew 3:16. Mato 3:16 vyksta krikštas. Pakrikštytas Jėzus, to išbrido iš vandens. Ir štai jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo dvasią sklendžiančią žemyn, it balandį ir nusileidžiančią ant jo. Ir štai balsas iš dangaus prabilo, šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš giriuosi. Now again, Dabar vėl. look at the picture. Žiūrėkit, štai koks Jesus paveikslas. went to John the Baptist, Jėzus ateina pas Joną Krikštytoją, baptized in pasikrikštijo River Jordan Jordano upėje, to fulfill the scriptures. kad išpildytų rašto eilutę. He came to the shore, Ir tada jisai išlipa ant kranto, and here is the heaven opened up. atsiveria dangus, Now, Holy Spirit came šventoji dvasia nužengė, in a dove form, balandžio pavidalu. and above O virš this Holy Spirit, šventosios dvasios a sound came. garsas, Father speaking. tėvas kalba. This is my beloved Son, Šis yra mano mylimas sūnus, in whom I am well pleased. kuriuo aš giriuosi. All three Visi trys, in one verse. vienoje eilutėje. Father Tėvas, speaking from heaven, kalbantis iš dangaus, Holy Spirit šventoji dvasia, in the middle, viduryje, in the form of a dove, balandžio and pavydale. here is Jesus Ir čia Jėzus, in River Jordan. Jordano upėje. All three Visi trys, in one verse. vienoje eilutėje. Father, Son, Holy Spirit. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. All the disciples understood this theme. They understood? They understood. Mokiniai suprato šią temą. Šį dalyką mokiniai suprato. Even Paul understood. Paulius suprato irgi. Look at the 2 Corinthians, Antram korintiečiam, last chapter, last verse, I believe. paskutinis skyrius, paskutinė eilutė. 1 Corinthians? 2 Corinthians. Antras korintiečiams. Atsimenate. Jo paskutinė, taip. Yeah. Jūs sveikina visi šventieji, viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendravimas tebūna su jumis visais. Look at that. All three Visi trys. in one verse. Vienoje eilutėje. And even giving Netgi, their role. netgi jų rolė ar tai, ką jie daro, pateikiama mums. The love of the Father, yeah? Dievo meilė, taip. Dievo tėvo meilė. Yeah. And God loved the world so much. Dievas taip pamilo pasaulį. And the Son, what's the role? Sūnaus malonė. Grace. Malonė. Grace and Viešpaties truth came Jėzaus through Kristaus who? malonė. Malonė ir tiesa atėjo per ką? Jesus. Per Jėzų. And then fellowship Ir bendravimas, of the bendrystė. Holy Spirit. Three Šventosios working dvasios. together. Visi dirba, veikia Perfect. kartu, tobulai. Perfect. Tobulai. Yeah, three. Now, I want to show you one more thing. Dar noriu parodyti vieną dalyką. How they work together. Kaip jie veikia kartu.
John's Gospel, Jono Evangelija, 14th, 15th, 16th chapter. Now we're not going to read all of them, but John's Gospel, 14, 15, and 16. In 3 chapters, you see Father, Son, Holy Spirit 42 times in 3 chapters. Jono 14, 15, 16 šiuose 3 skyriuose 42 kartus Tėvas, Sūnų ir Šventąją Dvasią matome. 42 times. 42 kartus. You see all 3 people, 3 persons. Visi 3 asmenys. Father, Son, Holy Spirit. Visi 3 asmenys. Again and again. Vėl ir vėl. Now look at one theme I'm going to show you. Parodysiu tokią vieną temą. John 14, 16. 14, Jono 14, 16. Šudaryti? Ir aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą guodėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Three persons there. Čia yra 3 asmenys. Aš Ask the Father. prašysiu Tėvo. That Jesus talking. Jėzus sako. Father, Tėve, Jesus, Tėvas, and, Jėzus. and then he said, I will ask another comforter. Paprašysiu kito guodėjo. And the Holy Spirit is going to come. Šventoji dvasia ateis. 3 asmenys. Okay, now 14:26. 14:26. O guodėjas šventoji dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, mokys jūs visko ir viską primins, ką jums sakiau. So now again same thing. Ta pati tema. Father Tėvas will send the Holy Spirit, atsiųs šventąją dvasią, the one I requested. kurio aš prašiau. Okay, now 15:26 and 15:26. 27. 27. Kai ateis guodėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš Tėvo, jis liudys apie mane. Now, you know what's the 3 verses? Common thing. Vienas bendras dalykas tarp visų šių 3 eilučių. I mean, it's so beautiful Labai gražu, labai how God nuostabu. is working. Kaip Dievas veikia. In 14:16, 14:16 Jesus said, Jėzus pasakė, I asked the Holy Spirit. aš paprašysiu šventosios dvasios. Holy Spirit came because I asked. Šventoji dvasia atėjo ar ateis, nes aš prašiau. And 14:26, O 14:26 Holy Spirit came šventoji dvasia ateina, because Father sent him. nes Tėvas siunčia. Second reason. And in 15:26, O 15:26 Holy Spirit came šventoji dvasia atėjo, because he wanted to come. nes panoro ateiti. You see all 3 of them? Visi 3. They work perfect. Jie tobulai veikia It's a kartu. unity. Tarp jų vienybė. You know, John's Gospel showing the purpose of why the Holy Spirit came. Jono Evangelijoje parodoma, kodėl atėjo šventoji dvasia. First reason, Pirmoji priežastis - Jesus asked. Jėzus paprašė. Holy Spirit came because I asked. Šventoji dvasia atėjo, nes prašiau. Holy Spirit came Šventoji dvasia atėjo, because the Father agreed and sent. Tėvas pritarė ir atsiuntė. And the third one, Trečia, Spirit of truth came, you know. It said, tiesos dvasia atėjo. he said, Holy Spirit came Šventoji dvasia atėjo, because he wanted to come. nes norėjo ateiti. All 3 of them. Visi 3. You know, that theme Ši tema, you see again and again and again in the ji Bible. Biblijoje vis matoma ir vėl matoma ir vėl matoma. And how can we say there is no Holy Spirit? Ir kaip mes galime teikti, kad nėra šventosios How can dvasios? we say Kaip galime teikti, Trinity doesn't exist? kad trejybė neegzistuoja? You know, the word Trinity is not in the Bible. Žodžio trejybė Biblijoje nėra. So what? Nu ir ką? Because there is no word, Vien todėl, kad nėra that Trinity word, žodžio trejybė. but the whole theme is, very clear from Genesis. Bet visa tema labai aiškiai matoma Again and again nuo we see. pradžios knygos ir ji matoma pasikartojančiai vėl ir vėl ir vėl. I'll show you one more. Parodysiu dar You vieną. want to see one more? Norite dar vieną It pamatyti? is so beautiful. Labai gražu tai You know, pamatyti. it makes me so, Mane tai labai what a džiugina. unity, what a Kokia- working together. Kokia vienybė, kaip jie veikia kartu iš It looks vieno. like, we think, O mes galvojam, God send the Holy Dievas Spirit. atsiuntė šventąją dvasią. It is in every aspect, Iš Our kiekvieno aspekto Christian walk with God. mūsų krikščioniškam gyvenime vaikščiojame su Dievu. Everyone working, Father, Son, Holy Tėvas, Spirit. Sūnus ir Šventoji Dvasia veikia They mūsų part. gyvenime ir jų dalis yra.
1 Corinthians 12th chapter. 1 Korintiečių 12 skyrius. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 1 Corinthians 12th chapter. We know this chapter very well. Mes žinom tą skyrių apie patį 12. 4, 5, 6. Nuo 4 iki 6. Okay, read it. Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati dvasia. Now look at this. The word they use, the gifts. There are many gifts. Daug dovanų, Yeah. But the same spirit. bet ta pati dvasia. The spirit, underline. That's the Holy Tai Spirit. šventoji dvasia. Yeah. So this is the chapter we call it gifts of the spirit. Šis skyrius vadinamas dvasios dovanų Yeah. skyrius. And Holy Spirit gives the gifts. Šventoji dvasia dalina And we see dovanas. these are the gifts, Taigi čia diverse gifts. yra skirtingų tarnavimų. I know. Gifts, the Ai, first one. atsiprašau, ketvirta eilutė dar. Yra skirtingų dovanų. Aha. Skirtingos Same spirit. dovanos. Šventoji dvasia duoda dovanas. For all of Tačiau us, ta pati dvasia mums visiems. Holy Spirit gives the gifts. Ir šventoji dvasia duoda For each dovanas one. kiekvienam. You know, and that's up to Him. Ir Holy Spirit. nuo šventosios dvasios tai priklauso, kokias dovanas Okay, duoda. now look at the fifth Toliau, verse. penkta eilutė. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats viešpats. Now, first is the Spirit. Prieš tai dvasia, Who is the second person? antras asmuo, Son. sūnus. Same Son. Only one Lord. Vienas viešpats. But what are His job? O jo darbas? Koks jo darbas? Ministries. Tarnavimai. Because He's a servant. Nes jis tarnas. And He in charge of all the ministries. Ir jis vadovauja visiems tarnavimams. Full-time ministry, part-time ministry, musical ministry, youth Įvairiausiams ministry. tarnavimams, pilno laiko, dalinio laiko, muzikos tarnavimo, jaunimo It's a tarnavimo, įvairiausiai. serving. Jis tarnas. Jis yra Ministries, a tarnas. ministry of help. Tarnavimai, pagalbos tarnavimai. Who is in įvairūs. charge? Ir kas atsakingas vadovauja šitam dalykui? Lord, Son. Viešpats sūnus. Now look at the next one. Trečia, pažiūrėkime kitą. Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas. Actions. Veiksmai. Yeah. And who is in charge? O kas čia vadovauja? Father. Tėvas. Now even in this, how the gifts operate in the body of Christ, Netgi kaip dovanos veikia Kristaus kūne. I mean, it's a beautifully divided. Nuostabiai gražiai sudėliota. They work together. Jie tarpusavėje veikia kartu. There is no friction. Trinčių nėra, There is no conflict. konfliktų nėra, Working together. veikia kartu. All three of them Visi trys for the benefit of the church. dėl bažnyčios ugdymo naudos. For the development of the church. Tam, kad būtų ugdoma ir They work statydinama bažnyčia. Jie All three of veikia them. kartu, visi trys. And how can we remove one person? Kaip mes galime vieną asmenį išmesti, Or we say, well, patraukti, pasakyti. Holy Spirit doesn't exist. Šventoji dvasia neegzistuoja. Some people say that. Kai kurie žmonės taip kalba, Holy Spirit doesn't exist. kad šventoji dvasia neegzistuoja. I think Jehovah's Witnesses, they say it's a breath of God. It's just Jehovos air. liudytojai mormonai sako, Air. čia Dievo kvapas, oras. No person, nothing. Jokios mens nėra. They degrade it to a thing, like, it's not a person. Taip sumenkino iki daikto, kad netgi tai nesmuo. Holy Spirit is a person. Šventoji dvasia yra It's asmuo. God. Šventoji dvasia yra Dievas. Nobody created Holy Spirit. Niekas nesukūrė šventosios dvasios. He's a co-equal with God. Jis lygiavertis Dievui. And Tėvui. they all work together. Jie visi dirba kartu. You see, from Genesis throughout the Bible, Nuo pradžios knygos per visą Bibliją in our human salvation process, mūsų išgelbėjimo procese žmogui skirtam. Father has a part, Tėvas turi dalį, Son has a part, Sūnus turi dalį and Holy ir Spirit has a part. šventoji dvasia turi And they dalį. work together. Ir jie veikia kartu. And the process will be complete. Ir procesas užbaigtas. And you take any person out, Ir jeigu kurį tai asmenį išmesi, process will not be complete. procesas neužbaigtas. That's why Jesus said, Dėl to Jėzus pasakė, there is a forgiveness for any sin. kad yra atleidimas už kiekvieną nuodėmę. But if you Bet jeigu blaspheme against the Holy Spirit, piktžodžiausi šventai dvasiai, there is no forgiveness. atleidimo nėra. You know what is that meaning? Žinot, ką tai reiškia? Because when Jesus did the miracles, Kai Jėzus darė stebuklus, the Pharisees and the Sadducees,
Fariziejai ir sadukėjai they attributed priskyrė tai that power, the Holy Spirit, šventosios dvasios jėgą, to Beelzebub. kad tai Belzebubo jėga, It's a demon doing. kad tai velnės darė stebuklus per Jėzų, jie taip sakė. And Jesus is saying, Ir Jėzus sako, if you're going to reject the Holy Spirit, jeigu jūs atmesite šventąją dvasią, who is going to convict you about sin? kas jums paliudys apie jūsų nuodėmes? There will not be no repentance. Nebus atgailos. Because Holy Spirit is the one Nes šventoji dvasia būtent tas asmuo, convicts, kuris paliudija, brings somebody to the knowledge of I'm the Kuris- Savior. kuris atveda žmogų į suvokimą, kad jam reikalingas išgelbėjimas. So if you remove the Holy Spirit, Jeigu tu patrauksi šventąją watch dvasią, out. būdėk, stebėk, There is no salvation for you. tau tada nėra Who is išgelbėjimas. going to save you? Kas tave išgelbės? Who is going to show you your need for salvation? Kas tau parodys apreikštą poreikį, kad tau reikalingas That's what Jesus gelbėtojas? says. Dėl to Jėzus Don't pasakė, reject the Holy Spirit. neatmeskit šventosios dvasios. Don't make him as a thing like a Nepadarykit air, oras, breath. kvapas, daiktas, No. dalykas. These are three equal gods. Tai lygiaverčiai. Not a- Jie visi lygiaverčiai not a- asmenys One Dievas. God, Vienas Dievas, but three personalities or trys persons. asmenys, trys asmenybės, bet vienas Dievas, bet jie lygiaverčiai. We don't understand with our brains. Mes savo smegenim nesuvokiam. Iš viso kaip tai įmanoma. Just because I don't understand with my mind, Ne todėl, kad aš savo protu nesuvokiu to. that does not mean it doesn't exist in the Bible. Tai nereiškia, kad tai neegzistuoja Biblijoje. That's why people, when they Bet don't tų understand, žmonės they sako- say, it doesn't exist. Kadangi nesupranta, sako, nėra to. They Nėra, completely neegzistuoja. ignore. Tiesiog ignoruoja They visiškai. completely go against it. Ir netgi prieštarauja problem. tam. O čia ir yra problema. But if you ask the Holy Spirit, Bet jeigu tu paklausi He šventosios will dvasios, explain a lot better than I explain. šventoji dvasia tau paaiškins geriau nei aš. It is so easy. Tai taip lengva ir paprasta, Trinity is biblical. kad trejybė pagal Bibliją. Even though there is no word, Nors to žodžio trejybė Biblijoje ir nėra. Hebrew tradition, Hebrajų tradicija, žydų tradicija, there is no word grandfather in the Bible. kad Biblijoje nėra žodžio senelis. No, Nėra. that does not mean there is no grandfather. Dabar senelis neegzistuoja, ta prasme, toks vat, There is no word. senelis. Because Senelis žodžio nėra. Ta prasme, iš to žodžio senelis, kaip čia pasakyti, tas senelis anūko atžvilgiu kalba. Ne tai, kad senas žmogus senelis, bet senelis yes, grandson and anūko grandfather. atžvilgiu, va šitam Because- kontekste. Kadangi In a Hebrew tradition or Jewish tradition, žydų tradicijoje I call my father father vadinu tėvą tėvu, and father also father. o tėvo tėvą taip pat vadinu tėvu. I don't call, Jewish people call Žydai nevadina, grandfather. kaip mes senelis ar dėdukas. Jo. They don't call. Žodžiu, pagal So- jo, nevadina jį taip. So that word doesn't exist. Taigi, to žodžio nėra Biblijoje. We have in our language. Mes savo kalboje tai turime. So now what we say? Tai dabar ką sakom? Oh, senalis doesn't exist. Neegzistuoja tai dėdukai. Even great grandfather is called father. Netgi pro pas mus būtų pro senelis vadinamas tėvu. That's how their culture. Jų tokia kultūra. And there is no word demon in the Bible. Biblijoje nėra žodžio demonas. But we see the result of the demon. Bet demonų rezultatus matome. Plenty demons. Apšiai demonų. You see? So, they hang on to one little thing. Just one word. Įsikabinama į vieną tokį dalyką, į tą žodį And they completely cancel the theme. ir atšaukiama visa tema. Look at it. In 3 chapters, John's 14, 15 and 16, Jono 14, 15, 16, tuose trijuose skyriuose you see Father, Son, Holy Spirit 42 times. Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia 42 kartus. 42 times. 42 They kartus. understood it. Jie suprato. The love of the Father, Tėvo meilė, grace of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit. Sūnaus malonė ir Šventosios Dvasios bendrystė, bendravimas. We need all 3 of them. Mums reikia visų trijų.
then it's a perfect. Tai yra tobula. And there briefly, that is the teaching on the Trinity. Labai trumpai tai būtų mokymas I apie hope trejybę. you understood. I hope. Viliuosi, supratot. Quickly, anybody has any question? Ar turit kažkas klausimų? Aha, prašau. Galima tą išjungti, manau. Ar ne? This is switched off, maybe no need. Pradžios 1:1, pats pirmas Elohim, Dievas